Sveiki, brangų žiūrovai. Nepatikėsite, kur esu. Esu Šiauliuose ir pagrindinis klausimas, kurį bandysime atsakyti, ar tokia nušiurusi bjauri elektrinė kaip ši gali virsti meno kūriniu. Tai pabandykim kartu atsakyti šį klausimą. Taigi važiuojam. Dar prieš važiuojant noriu pasidaryti spalvų testą, kad žinoti, su kokiom spalvom dirbti, nes tie šešėliai vis tiek svarbu yra, tonai. Tai atėjau čia Aleksote, vėjukas pučia, malonus šiltis. Neblogai atrodo, iš tikrųjų paimsiu daugiau spalvų negu planavau. O tai yra dar geriau, bus daug platesnis spektras. Na, keistai jaučiuos šiek tiek atvykęs. Toks velnė žin, kur atvažiavau, nors čia. Oi, dabar čia aikštelė. Aš su priekaba. Rupūžė visiškai vietos nėra. Na, eisiu spręs problemas dabar visas. Įvažiavau čia. Kągi, pažvelkime į objektą. Labai šiandien vėjas pučia. Pagrindinė pusė būtų štai čia. Šalia mokykla, šalia sporto aikštelė. Čia toksai būtų pagrindinis priekis. Na ir čia durys va tokia kaip ir galinė pusė. Čia šoninės pusės, tai žodžiu tipinė elektrinė yra. Ir bandysim kažkaip čia ją įveikti, dirbsiu maksimaliais absoliučiai tempais, kokiais tik įmanoma. Pirma problema tai yra štai šitas tualetas prie sienos. Visai jis čia mums nepadeda. Štai atėjau mokyklą. Šiandien žiauriai nėra jėgų pradėti. Nežinau, kodėl tokia nuotaika, tiesiog nugruntavau šiaip ne taip, palaukiau, kol susiradau, kur čia nakvočiau Šiauliuose. Tai dabar užsidažau foną ir viskas. Einu ilsėtis, žiauriai miego noris, tragiškai. Šiandien be to, kad ir šiaip sunki diena ir dar finale aptaškiau 2 mašinas su baltais dažais ir dabar galvoju, ar jiem labai užklius, ar pasiparins, bet nesiskūs man, ar bus tokie, kur labai bus nepatenkinti. Atvykau dabar čia pas save jau į guest house, ar kaip jis čia vadinasi, toks 20 eurų naktis. Tai nėra pats pigiausias variantas. Šiauliuose buvo vienas pigiau,
Bet ten niekas tiesiog nekalbėjo nei lietuviškai, nei angliškai. Tokio tipo vieta, turkiškai arba ukrainietiškai. Tai buvo jau net ir man per daug. Tai štai aš esu čia. Čia va pasidaro. Va čia mano, čia kažkieno. Čia 2 pagal kambario numeriuką. Viskas uždaroma. Pirmą kartą tokį bairį matau, visai geras. Nu, uždėjau dabar čia visą tą foninę dalį, kas nėra piešinys. Tai juoda ir baltas tokiais rėmeliais, man tai visiškai dabar Chanel. Orai tai jau tokia. Pagaliau tas spalvinimo stadija maloni, kurios ilgai laukiau čia. Pažiūrėkim, kaip juokingai atrodo šitie kubeliai, kai tik tai jie yra ir toksai fonas dar neapdirbtas. Labai juokingai atrodo. Žodžiu, vis tiek džiaugiuosi pradėjęs pagaliau spalvint, pagaliau tie visi fonai neįdomus baigti ir tai yra džiaugsminga man dabar. Štai tokia vilaitė nakvynės namai, bet visai pasteisino šitą vietą. Tik 200 eurų naktis. Štai pažiūrėkit, koks yra jaukus mano kambarėlis. Čia Šiauliuose. Va. 200 eurų. Šiandien yra 12-okų išleistuvės paskutinė diena, tai šiandien čia tokia šventinė nuotaika šiek tiek. Apžiūrėkime, kaip čia padekoruoti tie automobiliai. Visko yra. Pats paskutinis kubelis likęs. Pirmoji pusė oficialiai užbaigta. Tada.
Nu ką, čia jau spalvos, kai pradėjo atsiras, žmonės pagaliau džiaugias, čia man sako komplimentus, sako, kad liuks čia viskas. Prieš tai jiem biški buvo neaišku, ką aš čia veikiu, bet va jau dabar su ana pusė dar sako, kad gražu. Saulytė šviečia, oras puikus. Na kągi, šiandien dienos planas įvykdytas. Išpiešta štai ši pagrindinė siena. Jokinga, kad ryte labiau pavargęs buvau negu dabar, nors dabar irgi ne ką atgrojus visą dieną, bet tiesiog ryte kažkaip tai, dabar jau taip labiau įpratau, gal ar kaip pasakyti, toks biškį persilaužiau. Vegan sasiskos ir turim donikę, reiškiasi kukurūzai ir dabar dar turime mes majonezas. Blemba, šitas biški neveganiškas, bet anyways. Tai va toks čia yra, žodžiu, vakarieniuks paimprovizuotas. Taip, nežinau, ar labai liūdnas vaizdas, bet jisai yra toksai viengungiško tipo reikalas. Paragaukim. Tiksliau, aš jau žinau, koks skonis, nuostabus. Super. Dažai išsirikiavo. Štai eskizas šoniniai sienai. Turim operatorių. Palauk, kaip tavo vardą? Augustė operatorė. Šiandien svečiuose, dabar filmuosime lipduko nuklijavimą. Reikia pripūs geriau. Ne? Nu va. Vakaras yra, užbaigiau šiandien čia šitą sieną. Toks va rezultatas yra. 9 baigiau tik tai. Šiandien eina moteris, sako, galvau palapinę pastatė. Sako, einu pažiūrėsiu, kokios čia palapinės. Tada suprato, kad čia ta sena elektrinė, kuri visada ten stovėjo. Čia atėjau pažiūrėti, kaip išsilaikė mano pirmasis kūrinys Šiauliams. Tai yra šitas sankryžoje esantis darbininkas, kuris tarsi eina, nešasi stop juostą. Tai buvo gal prieš 5, 6 ar net 7 metus. Bet man įdomiausia detalė yra tas lendantis čia kokios nors gal net žydiškos krautuvės. Žodžiu, pavadinimas. Va, graži elektrinė. Taip galėtų atrodyti. Vakar užbaigta šita pusė buvo, o šiandien lygiai tas pats laukia. Tik tai šiek tiek skirtingos spalvos.
viskas, hebrytė, paskutinis kampelis liko. Va ten galiukas liko. Bet kad, žinai, po to sumontuoti, kad keičias, kol pavyzdžiui, minėjai. Yra vietos ten mažiuką dedam, čia didelį. Bet čia gražiai komponuos, reiškia, pasižiūrim. Čia. Kaip čia atrodo gerai? Taigi, kūrinys buvo užbaigtas, parašai visi sudėti ir galim pažiūrėti, koks čia tas finalinis vaizdas yra. Štai parašiukas, viena pusė. Taip, tai šio kūrinio pavadinimas yra 3 saulės. Na, aišku, Šiauliai saulės miestų save pozicionuoja, tai todėl, aišku, natūraliai ir pradėjau galvoti nuo saulės. Ir yra toks reiškinys gamtoj, kada saulė atrodo kaip 3 saulės, tokia susitrigubinusi. Tai būna gamtoj tokie reti reiškiniai, ten, kada šalta būna atmosferų, būna daug ledo ir tokio gaunas 2 šonų mažesnės tokios tarsi saulės. Tai čia galbūt vienas iš tokių bandymų tiesiog tokį fenomeną gal įamžinti šiek tiek, nes kad ne tik saulę vaizduot kaip saulę, o kažkokį įdomesnį jos reiškinį šiek tiek paanalizuoti. Tai kadangi sakau, Šiauliai saulės miestas, tai galima paieškoti įvairių saulės formų, kada ir kaip jinai apsireiškia, kokie fenomenai būna saulės. Jų būna daug ir jie yra įdomus. Ir netgi, pavyzdžiui, anksčiau, ar tenai baltų mitologija, ar šiaip kokio nors folkloro mitologijoje tie reiškiniai būdavo labai reikšmingi, žodžiu, tokie ypatingą reikšmę turėjo, arba ta diena galia kažkokią turėjo, kai tie dangaus kūnai jie virsta kažkokiom kitom savo atmainom, formom ar kitokiais, žodžiu, charakteriais ir personažais. Tai ir šiaip norėjosi ryškių spalvų, taip trupučiuką atgaivinti visiškai tą vietą, neit kažkaip subtiliai, kažkaip į aplinką neįlieto, kaip tik, na, taip stipriau šiek tiek pavaryti. Jo, lokacija rinko Šiaulių dailės galerija, tai jeigu aš rinkčiaus galbūt atvažiavęs iš viso miesto ar kažkaip kitaip, tai būtų turbūt kita vieta be abejo. Ieškočiau lygios sienos gerai matomos, toks visada būna prioritetas menininkui. Bet, šiaip iš tikrųjų nėra galbūt blogų vietų, nes čia irgi žmonės gyvena, čia irgi jiems svarbi ta vieta. Tai ačiū Šiauliam, ačiū už kvietimą, ačiū Šiaulių dailės galerijai. Tai tai tiek šiam kartui, ačiū, kad žiūrėjote šį video, prašome pasidalinti jį su savo draugais, palaikinti. Prenumeruoti mano kanalą, mes susitiksime kitose video. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.